Sveiki visi rūkoriai, norėčiau pristatyti naujovę Lietuvoje elektrinės cigaretes. Turime tokį gražų komplektėlį, į jį įeina pakelis, į kurį įmontuotas akumuliatorius. Taip pat dvi baterijos, iš kurių viena visą laiką yra įkraudinėjama. Štai baterijos. Taip pat kaitiklis, toks mažas, ir kapsulė. Norėčiau supažindinti, kaip naudoti šitų visų komplektų. Žodžiu, imame bateriją, ant jos užsukame kaitiklį, ant kurio mauname kapsulę, kurioje yra įmontuotas audinys su aliejumi, kuriame yra ištirpdytas nikotinas. Mauname ant kaitiklių, cigaretė paruošta rūkymui. Parodysiu, kaip visas veiksmas vyksta. Traukiame kaip paprastą cigaretę ir mėgaujamės dūmų. Ši elektrinė cigaretė išvaizda labai primena tikrą cigaretę, truputėlį yra ilgesnė ir šiek tiek sunkesnė. Gale cigaretės turime indikatorių, kuris mus įspėja apie baterijos įsikrovimą, pradėdamas mirksėti ir taip pat dar labiau sustiprina tikros cigaretės įvaizdį. Besibaigiant įsikrauti baterijai, indikatorius pradeda mirksėti, tada mes jį nusukame ir statome į pakelį krauti. Įsukame į tam tikrą vietą, yra pirma vieta dešinėje pusėje. Sukimo būdu į tą vietą įsukame. Per vidurį pakelio yra įkrovimo skalė ir mygtukas su indikatoriumi. Norint įkrauti bateriją, turim paspaudus palaikyti mygtuką, pradėjus mygti žaliai lemputai. Laukiama, kol baterija prisiregistruos prie akumuliatoriaus, o užsidegus raudonam indikatoriui, aišku, kad baterija pradeda krautis. Įstatyta baterija krovimui kraunas 1,5 valandos. Norint patikrinti, ar mūsų baterija įkrauta, spustelėme mygtuką ant pakelio. Jeigu užsidega raudonas indikatorius, kaip dabar, reiškia, mūsų baterija dar neįkrauta. Ir reiškia, laukiame tą 1,5 valandos, kol užsidegs žalias indikatorius. Toliau taip pat virš mygtukų ir indikatoriaus yra skalė, kuri rodo pakelio akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Įsikrovus mūsų pakelio akumuliatoriui, jisai yra įkraunamas dviem būdais. Į komplektą įeina kroviklis, kuriuo mūsų pakelį akumuliatorių galima įkrauti iš elektros lizdo arba iš kompiuterio pasinaudojant USB jungtimi. Vienas laido galas kišamas čia apačioje į esantį lizdą pakelį akumuliatorių. Kaip sakiau, galima prijungti prie kompiuterio USB jungties arba naudoti paprastą elektros lizdą.
pakelis akumuliatorius kraunasi apie 4 valandas. Mūsų elektrinės cigaretės baterija įkraunama ir laiko apie 6 valandas, aišku, priklausomai nuo to, kiek tu ją rūkysi. Pakeliu akumuliatorium galima įkrauti bateriją 6 kartus, o kapsulėje yra apie 120 dūmų, kurie prilygsta 6-8 normaliom cigaretėm. Kaip matote, išpučiant yra sudaromas tikrų cigaretės dūmų įvaizdis. Didelį efektą taip pat suduoda gale esantis indikatorius, kuris reaguoja nuo kiekvieno jūsų patraukimo arba papūtimo. Rūkant šią cigaretę su garais, kurie atsiranda kaitikliui įkaitinant aliejų esantį kapsulėje, jūs įtraukite su garais tik nikotiną ir jūsų porus nepatenka įprastos dervos, kurios patenka rūkant įprastas cigaretes.